Sveiki visi! Čia parodoma, kaip pasigaminti savo taikos angelą. Tam jums reikės virvutės, kuria bus sutvirtintos visos dalis. Mažesnio audinio gabalėlių sparnams 12 ant 12 cm ir didesnio audinio gabalėlių kūnui 15 ant 15 cm. Spalvą galite rinktis bet kokią. Taip pat prireiks šiek tiek sintetinio užpildo galvai. Pirmiausia, formuojama galva. Paimkite užpildą ir susikite jį taip, kaip rodomo vaizdo įraše. Susukto rutuliuko skersmuo turėtų būti apie 2 cm. Įsitikinkite, kad užpildas susuktas tvirtai. Jei jo per daug, dalį galite nuimti. Štai paruošta galva. Kojykas virvutės nenaudokite. Kai galva jau suformuota, ją padėkite didesnio audinio skirto kūnui centre. Norėdami įsitikinti, kad galva padėta tiksliai centre, galite audinį sulenkti ir pasitikrinti. Kai galva apdengiama audiniu, patikrinkite, ir audinio kraštai yra tolygus. Nepamirškite prilaikyti pačios galvos, kaip rodomo vaizdo įraše. Dabar formuojama angelo nugara. Paimkite dešinę audinio pusę ir užlenkite ją atgal, taip kaip rodoma. Tada tą patį pakartokite su kita pusė ir prispauskite audinį, kad jis tvirtai priglustų prie galvos ir suformuotų tvarkingą nugaros liniją. Po to paimkite pasirinktą virvutę ir laikykite ją tarp rodomojo ir viduriniojo pirštų, palikdami apie 12 cm ilgesnį galą. Tvirtai apsukite virvutę aplink galvą 2 kartus. Prilaikydami ją pirštais, suformuokite kilpą, kurią uždėsite ant angelo galvos. Tada stipriai patraukite virvutę, kad galva būtų pritvirtinta. Kūnas jau suformuotas. Įsitikinkite, kad angelas gražiai iškleistas. Apatinė dalis bus apačia, o šonai sudarys sparnus. Įsivaizduokite horizontalią liniją, einančią per angelą tiesiog po galva. Ir toje vietoje suimkite audinį, laikydami jį 2 pirštais. Paimkite ilgesnį virvutės galą ir pradėkite vynioti aplink kūną, kaip rodomo vaizdo įraše. Galiausiai turėtų susiformuoti kryžiaus pavidalo forma. Kai kūnas baigtas, paimkite audinį sparnams ir jį sulenkite. Išskleiskite audinį, raskite centrą ir tada vėl sulenkite iki pat krašto. Jei esate pradedantysis, galite sparnus laikinai sutvirtinti virvutę, tačiau tai nėra būtina. Dabar laikas surinkti angelo dalis. Paimkite sparnus ir padėkite juos po kūnu, prilaikydami rodomųjų pirštų. Vėl paimkite ilgesnį virvutės galą ir perverkite jį per sparnų centrą bei po dešinių sparnų. Pakartokite šiuos veiksmus dar kartą. Tada apverskite angelą ir sekdami liemens liniją pakartokite vynijomį kitoje pusėje taip pat 2 kartus. Štai angelas pagaliau baigtas. Galite neskubėdami ištiesinti audinį ir suteikti jam gražią formą.
Paimkite pakabinimo virvutę ir užriškite kelis mazgus. Nebijokite ištiesinti audinio ir paryškinti formą. Po to galite nukirpti nelygius kraštus. Galiausiai padarykite nurimą ilgio kilpą. Ir štai jis padarytas. Ačiū už dėmesį.